Klimato kaitos rizikos skirstomos į fizinės ir pereinamojo laikotarpio klimato kaitos rizikas. Fizinės klimato kaitos rizikos kyla iš ekstremalių gamtos reiškinių, tokių kaip potviniai, sausros, dėl to kylančiais miškų gaisrai, ir ekstremalūs vėjai, tokie kaip uraganai. Dėl ekstremalių gamtos reiškinių kenčia įmonių ir gyventojų turtas, kyla rizika vykdomis veiklos modeliams. Pavyzdžiui, esant uraganiniams vėjams, klientai neateis į jūsų parduotuvę pirkti jūsų prekių. Taip pat jūsų darbuotojai galbūt negalės atvykti į savo darbo vietas. Pereinamojo laikotarpio rizikos skirstomos į teisinės, reputacinės ir bylinėjimosi rizikas. Teisinės rizikos būtent kyla iš su tvarumu susijusių teisės aktų neatitikimo. Taigi, pavyzdžiui, vėluojant tvarumo ataskaitai, jūs galite susilaukti baudų. Reputacinė rizika kyla iš vėluojimo transformuoti savo verslo modelio. Laikui bėgant jį gali prireikti transformuoti labai skubiai ir susiformuos jūsų įvaizdis kaip įmonės nedraugiškos klimatui, aplinkai ir darančios žalos. Bylinėjimosi rizika yra nauja pereinamojo laikotarpio rizika, apie kurią iš esmės sužinojome tik šiemet. Teismus pasiekus pirmiesiems ieškiniams įmonėms dėl neveiksnumo klimato kaitos srityje. Priteistos sumos ženklios. Todėl, ar kalbėtume apie fizinę klimato kaitos riziką ar pereinamojo laikotarpio, įmonės turėtų jas atsižvelgti, šias rizikas valdyti ir veiksmų imtis nedelsiant.